Artėja pavasariniai darbai. Kraunamės va šitą trąšų barstytuvą. Važiuojam į sodybą, bandysim užkabinti ant traktoriaus. Tada pasižiūrėt, kaip čia viskas reguliuojasi, ar atitinka kardanas, nes kardanas čia komplekte jame nebuvo, tai reikės bandyti pritaikyti nuo mulčerio arba purkštuvo. Ir rytoj važiuosim trąšų, amonės alietros. Tai jau savaitgalį turėtumėm barstyti, jeigu žemė leis įvažiuoti, jeigu nebus per šlapę. Tai kad let's go. Pasitinki mane? Katytė eina kartu su manimi, eina kaip šuniukas. Žodžiu, noriu jums parodyti, kaip viskas vyksta. Tai tam, kad va ten stovi automobilis, ne? Ten toli. Tam, kad būtų įdomiau video, aš turiu sustot, išlipt. Va, ateisiu dabar iki namo, pastatysiu kamerą ir parodysim, kaip mašinai važiuoja. Tai ne taip čia viskas lengva su to filmavimu. Ir kartais galvoju, reikia čia man to ar nereikia. Bet jeigu filmuojam, reiškia reikia. Tai žodžiu, rodomės. Šiandien yra trečiadienis, dabar palesninsim višteles, surinksim kiaušinius, tada kabinsim tą barstytuvą ant traktoriuko, bandysim pasižiūrėti, ar tinka kardaninis velenas. Jeigu viskas tinka, prasukam, pažiūrim, ar viskas sukasi. Jeigu viskas sukasi, viskas veikia, rytoj važiuojam trąšų į Kaišiadorys ir tada penktadienį, šeštadienį ar sekmadienį kažkuria vieną dieną barstysim česnakus, amonės alietrą. Dirbam. Katinas. Katinas, mano katinas. Mūsų katinas. Tuoj atvažiuosim su traktoriuku, einam traktoriuką. Reikia va čia nusipirkti gumytę būtinai, nes dabar šlaunis baladojasi ir man padangas daužo. Aha. Šitas irgi, aha. Niek nebus, reikia gesinti traktorių. Šlaunis per plačiai stovi. Reikės atsukti, suvesti šlaunis, kad netepsi, nevažiuosi. Dieve, koks migdalas aš, nu? Dar reikėjo vieną, du kitą. Nu, davai vieną. Šitas gyvengus. Tada palaisimsim biškį. Ha. Nu, gamina lenkai gerai. Gal kaip nors. Nu ką, vis tik tai pasitvirtina eilinį kartą. Be plaktuko. Prie traktoriaus niekaip. Turėsim pakalt. Nėra nieko pastovesnį užlaikinis dalykas. Teisingai jo, teisingai. Gesinam, žiūrim, kas čia bus toliau. Einam kardanį velnį. Kai tu pradedi kažką tai naujai daryti, pirmą kartą, viskas neprastu, nežinai, nei kur paspaust, nei kur pasukt, nei ką padaryti. Atsinešim veleną, čia nuo mulčerio. O prie mulčerio velenas buvo. O čia jau sutaupė, kinietis ant veleno netaupė, lenkas jau veleno kardaninio nedavė, skaitasi. Turi turėti patys. Bandom įgrūsti ir pažiūrėti. Panašu, kad gal ir užteks jo. Labiausiai, kad nebūtų per trumpas. Kemšam, žiūrim, ką turim. Oho, reikalų. Oho. Ir dar tie visi sijonai papildomi. Apsauga. Jau haidina. Ojai. Iš kitos pusės gal bus parankiau. Dar vienas darbas laukia. Kai patrešim, reikės iš karto praeiti su ekologinėme kitėme. Nu ir tada vėl reikės į nuodynį. Reikėtų šios rankos. Lemba! Ne viską moku, sakiau, su viena ranka, su dviem rankom nemoku. Aha. Išvada, čia, kur Lietuvos šlapė. Nes jau žiūrėjau, kaip rankas sudėjau. O čia vėl važiavęs. Ir nekartus reikia čia mažti. Ot plačiau vadintelį. Ir gifra? Gifra greitai. Ojai, kokį neapdaunas. O tau ir žemės ūkis.
O, vieną prisiekiau. Laukia antras. Ojai. Gali būt gal jisai per ilgas, bet aš turiu ir trumpesnį. Vieną miško atvežtą dar. Aš tai grįšiu, palaukit. Ha! Grįžau, radau lakštą. Sikandot? Nebijokit, aš pats bijau. Labai gerai. Lipam patikrinti, kas čia bus. O, neprisukam dar jums. Nepridėjau vieno šitą. Pažiūrim. Jis jau supasi. Aha. Tai čia? Beveik čia. Nu, tai reikėtų gal jį suvaržyti biškį tik tai, ne? Kaip galvojat? Gal reikia. Dėl šventos ramybės suvaržym. Gerai. Jeigu nebūtų reguliatoriaus, tai jisai sulystų tiesiai per langą. Gerai, kad yra reguliatorius. O, dar ir sukas. Dar biškį ne viso gero. Kadangi dar yra laiko, nežinau, matysis gal man, aš matysiu. Reikia pakeisti tepalus. Praeitą kartą filmavau apie filtriuką, koks jo kodas, tai va, jeigu matot, kodas toksai. Bet esmė tame, kad sakė Japonas, čia bet kokios lengvosios automobilio tinka beveik, nes sakė, yra iš viso 3 rūšys. Tai žinokite, pradinį tą koduką, koks buvo pas jūs užsuktas, tai tikrai parduotuvė jums pritaikys. Tai bandom išleisti paliuką. Kol tepalas bėga, nusisuksim tepalo filtrą ir atsuksim kamštį tepalo. Nu, ir vienais metais, kai žodžiu, pilu, o kad ta pačioj bakelį stovi dar su senu tepalu ir neužsuktas kamštis, žiūrėjau, ko tai norma nedidėja. Aha, teko važiuoti dar vieną kartą tepalų, kadangi, nu, taip išėjo. Tai šį kartą aš jau dabar prisimenu, kad išleidus reikia iš pradžių užsukti, patikrinti viską ir tada pilti naujus. Žiūrim, kad turim, davai nusimu. Pirštinaitė, tai tikrai tada atsuksiu. Aha. Nu, blemba, ir atrodo, praeitą kartą tik vos prikabinau. Kad tik neišbėgtų, nu. Nu ir rankelė, ta vos mano. Dabar jau nebeatsuku visiškai. Kas per kūnėlius. Neatsuku. Einam replių. Knaifas. Nepamainomas dalykas prie ūkio. Nu, o, gerai. O, blemba, nu. Vis tik tai replė suko, rankytė jau ne. Dar ne jau ne. Replė suko visai lengvai. Kur naujas filtras mano? O, žiuplių mišką einu. Iš po traktoriaus įsitrauksim tai. Tik tai čia kodas yra OP572, o čia kodas TP28. Ar jie ko nors skiriasi? Nemanau, nieko. Pilkim biškytę paliuko. Ok, valia. Taip neužpilsiu, blemba, nu. 6 varžtai, nu, teks nuimti. Bus pakeistas tepaliukas. O, taip, gerai. Ir bandam bilt. Manau, kad nesupilsi, tai tikrai. Prie geriausių norų, ne. Gerai, tai šiam kartui tiek, atsisuksiu kapotą, užpilsiu jau čia. Nėra ką rodyti iki rytdienos. Penktadienio rytas, 8 valandas, sulaukiam va svečių. Įmonė viską galiu. Įmonės atstovas Nelijus. Nelijau, labas rytas. Labą rytą visi. Ar galite šiandien man iškasti duobę? Taip, įmonė viską galiu, viską gali. Tai važiuojam, kai galim kasti.
Šiandien tiek. Kaip matot, prikasėm, po to užkasėm. Gal ir likčiau ilgiau, negaliu likti, kadangi man šiandieną nuo 4 iki 6 yra baigiamojo darbo, ūkininko pradmenų mokymai ten, žodžiu, turiu apsiginti baigiamąjį darbą. Čia viską galiu, jisai tikrai viską gali, tai kam reikia, visi kreipkitės, jisai tikrai gali. Tai iki visko gero, ačiū, viską galiu, iki, visiems iki. Dar nesibaigė penktadienis, dar parlėkiau, buvau Kaišiadorys, išlaikiau tą, apsigyniau tiksliau tą baigiamąjį darbą apie smidrų auginimą, džiaugiuosi dėl to. Pasižiūrim, ką čia viską galiu padarė. Padarė jisai viską, ką galėjo, jo, viską užpylė, viską padarė, viskas smagu. Bet atlėkiau dar yra 6 valandos, tai aš manau, kad dar pakrausim ir pabandysim šiandieną dar patrešti česnakus, lekiam. Atvykom į česnakų lauką. Nežinau, ar jums matysis, pabandysiu parodyti. Jau matosi eilutės. Jau česnakėliai išlindė tiek, kad eilutės matos. Pasistatysim traktoriuką toj. Statysim kamerą ir bandysim važiuoti su trąšom. Na štai, laukas nubarstytas, pilna baltų žirniukų, ten biškį papyliau netyčia, būna, pirmas kartas. Važiuojame ketelių, važiuosim, atsivešim ketelės, nusikabinsim šitą balvoną geltoną ir tada važiuosime su ketelėm čia, jau tada jau reikės pasivažinėti čia, tai dabar tik tai keli kartai, o su ketelėm jau teks pavažinėti pirmin atgal daug kartų. Šeštadienis, vakar patrešėm, perkabinam akitelės, dalį biškį dar pabandėm pakėti. Buvau nuvažiavęs, jau buvo tamsu, tai nefilmavau, bet buvau nuvažiavęs, pasitikrinau. Žodžiu, viskas ten gerai, tai važiuojam dabar, rengiamės ir važiuojam akėti, pafilmuosim, parodysim. Vakar va čia paakėjom, taigi stipriai neužvirčia, viskas viršuo ir eilutė matosi va ten tolyn, neužsivertusi. Kai kur yra biški šlapiau, kai kur sausiau, bet tai čiagi tokiam lauke neištaikysi. Ant tokio didžio lauko ten neištaikysi, to labai jau tinkamo visiems metam. Kai kur yra labiau sudigę, gal jums per kamerą nesimato, bet akytėm žiūrint, einam parodysiu kitos rūšies, nes mes turėjom, čia šitas didysis laukas, tai yra žeimiai, taip vadinami lietuviška veislė žieminių česnakų. Tada turėjom nupirkę mėlynųjų česnakų. Ir turėjom babytės česnakų, kur kažkada tai 2 kg babytės česnakų nusipirkom ir įsidauginom iki 90 kg. Ir neužsirašėm. Va čia pagaliuką įsmeigėm va šitą va. Šitas pagaliukas įsmeigtas, kad čia yra atpažinti, kad va čia va viena rūšis, o ten aukščiau yra mažiukas pagaliukas. Ir čia va jie mažesni, o čia va net matos, toj parodysiu. Bet va, jie akivaizdžiai didesni. Ir visas tos kelios eilutės. Ir dabar niekaip pavaikščiom šiandien dar su žmona ryte ir neprisimenam, ar va čia yra mėlynieji, o va čia tos babytės va.
ar vis tik tai čia babytės? O va čia mėlyniai. Tai aš tai siūlau, blemba, reikia pačiam savo siūlau. Pačiam reikia prisiminti, kad reikia rašytis. Neužsirašėm. O taip ir gavosi. Kai sodinom smidrus, tai mes eilutėm susirašėm. Ten pirmos 3 eilutės. Viena rūšis, ten viena veislė, ten kitos eilutės kita, ten dar kita. O čia kažkaip tai va, galvom prisiminsim. Aha, nevelnio, ne tas amžius matyt. Jau smegenėlė verda apie kitokį visokį reikalą ir yra kaip yra. Gerai, dirbam, statysim kamerą, važiuosim akietėlėm dirbti. Taras. Maždaug per 1,5 valandos. Pirmyn atgal. Technika yra tokia, kokia yra. Čia nereikia per 15 minučių, 10 hektarų neauginam. Gerai. Matos, kad mes vis tikrai neužpylėm. Pirmą kartą, nežinom, kaip čia bus toliau. Bet manau, kad bus gerai. Važiuojam dabar, dar persikabinsim frezą ir reikia sufrezuoti maždaug kokių 10 cm, nuo 5 iki 10 cm reikia smidrų lauką paruošti, kad pačiam daigeliui jau šyla žemė, daigas jau norės lipti į viršų, kad pačiam daigeliui būtų lengviau išlipti, išlysti, plius dar ir žolės panaikinsim kažkiek tai. Tai sufrezuosim dar ir šiandieną tikrai turėsim laiko, papietausim dabar ir sufrezuosim, dar ir atvažiavę sufrezuosim šitokis smidrus. Pietum valgysim karkutę, užtaisiau į kamadą, tai jinai ten folgoje lėtai kepa jau kokias 4 valandas, apie 8:30 užtaisėm, dabar apie 1. Tai bus, manau, pavasaris įsibėgėja, važiavom pietaut namo į Elektrėnus, tai pilni laukai traktorių jau dabar. Kas tręšia, kas ten kažką pila, kažką daro, žodžiu, veiksmas žemės ūkyje jau prasidėjo. Nu, tūlutė gal nemaišys suka, nes į kitą pusę gal. Žodžiu, atvažiavau ir aš šiandieną. Suokėjome česnakus, kai su česnakus suokėjome, nusprendžiau dar, kad turiu laiko, pavalgiau. Reikės išlyginti va šitą oi, taip, nesukinėkim. Va tą laukelį, čia kabeliukas ėjo, tai reikės su freza pereiti, sufrezuoti, tada įsilygins. Ir čia va yra 3 eilės braškių, tas jas sutvarkys žmona. O aš dabar dar pasimsiu ir kokiu maždaug tokiam nuo 5 iki 10 cm gylį sufrezuosiu visą smidrų lauką. Čia yra 30 arų, pats laikas. Važiuosim, čia biškai sunkesnė žemė, bet jeigu nebus labai šlapia, tai frezuosim visą. Jeigu šlapia, paliksim gal biškai vėlesniam laikui, bet reikėtų duoti degonės, tada pati žemė biškai lengvesnė pasidaro ir tiesiog aš manau ir esu skaitęs ir pernai tą patį dariau, tai palengvina pačio daigo išėjimą ir biškai ankstyvina derlių. Šiltnamių nedarau, bet tai bent jau va taip padedu tam daigeliui išlysti. Tai varom frezuoti žemelės. Valio. Pabaigiam pirminius pavasarinius žemės darbus. Kaip ir sakiau, čia išlyginom, čia Virgutė žmona mano nusigrebojo lapus.
Čia viską sufrezavom, kad būtų lengviau smidžiukam išlysti, plus dar panaikinom kažkiek tai piktžolių. Nu, jos augs vis tiek, bet mes nieko nepurškiam čia jų, tai o tai pabiški ir kovojam tokiu būdu. Šiam savaitgaliui darbų nuveikta daug, nežinau, ar aš čia rytoj sekmadienį bedirbsiu, bet reikės gal kažką pasikrapštyti. Tiek dar liko plėvelė neuždengta ant ūkinio būtimo, reikia padaryti laistymą būtinai jau rastelių grybų, nes jau šiluma ateina. Ateina šiluma, reiškia, reikės drėgmės, kad gauktų grybai. Pabaigai reikia kokią nors įdomesnį istoriją papasakoti, tai apie verslumą mūsų, kaip čia pasakyti, panašaus kraujo žmonių, kurie labai moka gerai biznį daryti. Tai tokia istorija yra. Žodžiu, žmogelis sugalvojo parduoti asilą. Ir su tuo žmogeliu, kuris yra gudrus, susitarė, kad tai jam kainuos 100 eurų. Na gerai, tas žmogelis, tas jau gudruolis davė jam 100 eurų, žinai. Tas žmogelis išėjo, Andridinas ateina, sako, blemba, nepyk, žmogau, nudvėsė tas asilas, sako, viskas, negaliu aš tau jo atiduoti, žinai. Tai sako, atiduok 100 eurų, sako, tai kad negaliu atiduoti 100 eurų, todėl kad išleidau. Sako, tai tada nešk tą asilą man čia nais, tai ką dabar, vis tiek jau už jį sumokėta. Gerai, atitempė tas žmogelis tą asilą, žinai, paliko, po mėnesio susitinka turgui, žinai. Sako, kaip tau sekė su tuo asilu, tai dar gal galvos skausmo turėjai, čia reikėjo jį dar pakast. Ne, sako, uždirbau. Kaip, sako, uždirbai? Uždirbau, sako, dar visai nemažai, žinai. Sako, 998, sako, uždirbau dar iš jo. O tai kokiu būdu? Tai sako, sakiau, atspausdinau loterijos bilietų po 2 eurus, 500 vienetų. Ir paskelbiau, kad parduodu loterijos būdu, parduodu asilą, loterijos bilieto kaina 2 eurai. Ir sako, ką, momentaliai išpirko tos visus bilietus. Ir ką, sako, kas pralošė, kas laimėjo, gavo negyvą asilą. Šiaip buvo labai nepatenkintas, tai aš jam pinigus gražinau, bet visi kiti liko mano. Tai būkime verslus, galvokime pozityviai visą laiką. Ir tam kartui turbūt sakau tiek, nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite paspausti varpelio, kad sektumėt mano kanalą, paspauskite patinka, kas galit, dalinkite su savo draugais, palaikykit mano kanalą. Ir aš pasistengsiu jums parodyti kuo daugiau. Iki pasimatymo visiems.